praradom šiandien žiauriai gerą variantą, Passat B8 ir realiai per klientą. Nes jis norėjo derintis kainą, bet sakau, jau pirkti tikrai geriau nebus ir didelė tikimybė, kad kažkas nupirks. Užteko palauk 2 dienas ir prasidavė. O trumpai apie patį automobilį, Passatas B8, faceliftas, 20 metai, kaina 14 000 jau suderėta, rida 185 000, visą aptarnavimą nuo pradžių iki galo Volkswagen centre. Nu tikrai pigi mašina, palyginus kiek jinai vertinga, ją realiai gali nupirkti ir perparduoti ne už kalnų, už didesnę kainą, 1000 ar dar biškį daugiau. Žodžiu, liūdna kartais kitaip išeina, kai žmonės nori antiek pigiai nupirkti, kad netgi jie praranda tą geriausią variantą. Nu, bet mes dabar už tai gausim pinigus ir toliau turėsim ieškoti automobilio. Būna aišku situacijų, kada reikia tikrai ilgiau pasiderėti, kada būna automobilis išskirtinis, kada žinai, kad jo tikrai greit neparduos. Tada galima dėrėtis ilgiau, bet tie geriausi variantai ir einami modeliai, va taip parsiduoda. Momentaliai. Pasiderėjai, perki, arba kitas nupirks ir liksim ant ledo. Liūdna, kai taip išeina. Įdomu, kaip jūs derinat kainą, parašykit savo strategijos būdą į komentarus.